Prie senos sodybos plačialapis klevas, šaknim įsitvėręs žemės gilumos, jo medinėm gyslom nulatos ruvena, tyras, šventas kraujas žemės mylimos. Iš kamieno kieto meistrai geldas tašė, kuriuose senolės maišė pyragus. Iš kiaurinės drūto klevinio sausuolio avilį kelminį dirbdavo žmogus. Negailėjo klevas žemės šeimininkui, saulės išbučiuotos salsganos sulos. Raibajai gegutei užkukavus girioj, šakose dusgėjo bitės nuo aušros. Prie gimtų namelių pamenu, kad buvo sode pastatyti klevo aviliai. Iš gelsvų kačiukų, vyšnių ir liepaičių į sodybą skrido bičių kamuoliai. Pildavo motulė gintarinį medų, liepos statinaitėn risdavo svirnan, kad per kiaurą žiemą kvepiančio gardėsio būtų anūkėliams ir lauktiems svečiams. Esu Janina Garbenienė, gimiau 1936 metais, rugpjūčio 22 dieną, Šilalės rajone dabartiniam Trumpainių kaime. Mano tėveliai buvo žemdirbiai, bet tėvelis turėjo ir amatą statybininko baldus, dirbo baldus ir statė namus. Močiutė buvo vietinė gyventoja. Senelis buvo atėjęs užkuriu į Trumpainių kaimą iš Kretingos rajono. Močiutė buvo vienturtė Petkų dukra, Petkutė Aleksandra. Jinai, kai ištekėjo už Petro Milašiaus, susilaukė per savo gyvenimą 7 vaikų. 4 dukrų ir 3 sūnus, ir 3 sūnų. Mano mama buvo jauniausia, Ona Milašiūtė. Vyriausia buvo Amelija Milašiūtė. Brolis Julius paveldėjo tėvų ūkį, nes brolienė atnešė kraitį, kuris galėjo padengti pamokestį broliui Petrui išeisiančiam iš ūkio ir pradėsiančiam savarankišką gyvenimą. Julius gavo 10 hektarų Trakų sklype, bet cento kišenėje negalėjo pradėti ūkininkauti. Brolis Julius išvyko į Kanadą. Norėjo išvykti į Ameriką, kur prieš tam tikrą laiką buvo išvykęs Petras Milašius, jo tėvas. Į Ameriką persisotinusią emigrantais Juliaus nepriėmė. Tai jis galėjo išvykti tik į Kanadą. Brolis Juozas jau nuo kūdikystės buvo laikomas namų paveldėtojas, reiškia gimtinės tėvų namų paveldėtojas. Jis turėjo sumokėti broliui Petrui pamokestį ir turėjo rasti žmoną, kurią atneš tokį piniginį kraitį, kuris padengs šitą mokėjimą. Monika Morta
Jankutė, jo žmona, atnešė tai, ko reikėjo Petrui. Tai va, Petras vedė mokytoją, netoli Varnių, mokytojavusią Palūkščio pradinėj mokykloje. Vokiečių okupacijos metais jie, nes dėdė Petras ūkininkavo, galėjo ūkininkauti. Tarybiniais metais buvo nepageidaujami elementai, jie abu pasitraukė į Šiaulių miestą. Ten gyveno tokiam pusrūsy, pasisamdė. Julius išvyko į Kanadą užsidirbti pragyvenimą. Kadangi ten susipažino su emigrantė iš Ukrainos, esančia savo būsimą žmoną, ir jis ten vedė ir nebegrįžo. Tai mano mama tą 10 dėdės Juliaus, reiškia savo brolio žemę, valdė kaip savo. Ir mamos 8, o tą Juliaus 10. Tai va, ir jie ūkininkavo iki kolektyvizacijos. Tėvelis mano, Petras Arlauskis, čia šitoj nuotraukai su savo sese Barbute, buvo statybininkas, baldus darė. Žiemomis dirbdavo baldus, o vasarą statė namus ir atiduodavo nuo pamato iki rakto. Jiems nieko netrūko, bet tėvelis susirgo paralyžium. Buvo vaikystėj kritęs į šulinį ir niekas jo nepasigedo ir nepastebėjo, nes mama buvo mirusi, augo prie pamotės, o pamotė apkrauta vaikais, ne iš blogos valios, kol nėjo vandens parsinešti ir nepamatė vaiko kyšančią galvą iš vandens, tol nepasigedo. Tai va po šito jam labai sveikata. Sirgo pusę metų, galvojo, kad nebeišgyvens, bet išgyveno, bet jau liko silpnos sveikatos. Tai 10 metų pragyvenus mirė mano tėvelis. Aš tai 2 metais atsiradau, tai man buvo 8 metai prasidėjo. Mama viena žemės arti, sėti, akėti ir kitą darbų žemės dirbti nepajėgė. Pasisamdė samdinį Bronislovą Darbutą. Ir bernaujant pamilo vienas kitą ir mama ištekėjo. Mama Darbutą labai mylėjo, net labiau negu mano tėvelį. Nes galbūt per trumpas laikas buvo, nes čia jie gyveno žymiai ilgiau, iki senatvės, iki mirties. Tai va, šitokia mano praeitis. Močiutė Aleksandra Petkutė Milašienė, va čia sėdinti centre, čia jos vyriausia dukra Amelija Milašiūtė ir čia jo žentas ir čia anūkėlė Jadvyga. Jie gyveno Varniuose. Teta Amelija buvo siuvėja, o jos vyras krosnis mūrijo ir galėjo namus mūryti, duonkepės krosnis, viryklės krosnis. Buvo geras krosnis, kada aš nuėjau basa iš Trumpainių į Varnius, pėdos nuo žvyro kruvinos iš savo siuvėjos atlyginimo nusivedė mane į parduotuvėlę ir nupirko man batelius. Bet ten jau pirko iš paskutinių lėšų iš gailesčių. Tai man buvo pati brangiausia teta. Čia esam Garvenių šeima, mano šeima. Čia va mano vyras, čia aš, čia vyriausias sūnus Algirdas, čia Stasys. Vėliau susilaukėm dukros Laimutės, Laimos, kitaip sakant, dabar, kai suaugusi, ir Jozuko pagranduko, tėvo vardu pavadinto.
O čia vyriausias sūnus. Algirdas, nes tarnavo Rusų armijoje ir su uniforma nusipaveikslavo, o čia Stasys. Tai va čia visa Gerbenių giminė, jo tėviškai Pakėvy. Visa giminė. Čia ir aš, ir seneliai, čia senelių buvo 60 metų sukaktis bendro gyvenimo buvo praėję. Ir va čia vaikai, ir anūkai. Va iš vienos poros, koks didelis pulkas žmonių Lietuvoje apsigyveno. Mano vyras, kai baigė agronomo specialybę Rietavo žemės ūkio technikume, tai jis atvažiavo čia su paskyra į Varnių rajono MTESą, nes ten tos žemės ūkio valdybos dar tada turbūt nebuvo, jie turėdavo susiieškoti butą. Ir va taip jau sutapimas matyt, kad Juozapas Garbenis butą nusisamdė ir maistą, ir butą, žodžiu, pas mano tetą Aleksandrą Alijošienę. Ir va taip aš labai buvau pasilgus tos tetos Aleksandros gyvenančios čia Vašilėnuose. Sodyba vadinama Kryžiškė, čia Vašilėnų pakraštėlį, čia tam pačiam kaime. Tai mane išleido per Kalėdas ir iki naujųjų metų čia pasisvečiuoti. Ir aš radau butą nuomojantį savo būsimąjį Juozapą Garbenį pas tą savo tetą. Na ir vakarais mes kalbėdavom su juo, jisai nesigviešė nei bučiuotis, nei į lovą tempt mane, bet kalbėjo, kaip jisai dabar gyvens Valdiško namo tremtinių išvežtų, kur Ačtinė buvo įkurta jau prieš jam ateinant čia dirbti. Tai kambariukas buvo ten atskiras, tai tam kambariuke mes gyvensim. Kai grįžom, čia pirmininkas, jau jis dirba pirmininku, gyveno tai mažam trobos galiuku. Mums nebuvo kur apsistoti, o aš parsivežiau tą vaiką 8 mėnesių. Išvažiavom į to vyrą tėviškį į Telšius. Ten miškų ūkį apsistoji, jis labai bijojo kolūkį virsmo amžinatelis. Apsistoji ten miškų ūkį, gavo darbą, viską, pas tokios siosis gavom butą. Bet mama čia palieka, mama nevažiavo su mumis. Norėjo tuos trobelės gauti. Kai pirmininkas pasistatė trobelį tą ir atvažiavo pas mūsų, sako, trobą atvažiavo jo brolis Antanas amžinatelis, pirmininko brolis. Sako, pasistatė jau, sako, Juozas, mama gali atgrįžti, jie norat. Jėzau, kur tau mama nenorės? Nu, sakom, dabar jamas bus maten, o mama iš Čiaubagas. Nu, pareijom čia. Ir pradėjom bendrauti. Jin buvo labai gera, man, o Jėzau, tokį žmogaus ratą yra. Kai buvo Janina, ką buvo gera. Ar bėda, ar laimė, visada nueisi, visada tau padės. Susižeidžiausi, kirpau ranką. Ji man tą ranką užgydė, tvarstė. Aš jai esu dideliai dėkinga. O žmonės kažkaip vyrą priėmė ne taip blogai, nes buvę tie pirmininkai kiekvieną pavasarį matuodavo tuos vadinamus arus, tą 60 arų žemės sklypelį ir ganyklas. Tai vyro pirmas darbas buvo arus išdalyti naudojimui iki to laiko, kol pats žmogus norės keisti tą žemės gabaliuką. Tai va šitaip ir pradėjom gyventi. O paskui atsirado vaikai, Algirdas gimė 57
60-ais Staselis gimė, jos Stasys, Staseliu, Algeliu vadindavo. Na, paskui Laimutė ir galiausiai Jozukas. O čia Jozuko sūnelis, mano anūkėlis Dominykas. Tai va. Tai va, buvo protingas žmogus, nelaižė padų, ginčydavos ten su jais iki žemės graibimų. Nelabai miego, bet kai negėrė, ūkio rodikliai geri buvo, negalėjo išginti. Į kraštotyrą mane atvedė darbas bibliotekoje. Dirbant bibliotekoje reikėjo turėti kraštotyrinės medžiagos. Ją išplėtė Vaclovas Rimkus, pataręs tarybiniais metais rinkti viską. Ne tik karo dalyvius, ne tik tai kolūkius, bet ir partizaninę veiklą ir nepriklausomos Lietuvos tam tikrą laikotarpį. Kadangi buvau funkcionieriaus žmona, žmonės nelabai buvo atviri kalbėdami apie partizanus arba Lietuvos nepriklausomybę. Todėl yra kuklesnė medžiaga. Daugiau sukaupus tos medžiagos, Vaclovas Rimkus skatino rašyk, o knygas išleisti, jeigu bus pinigų, leisim. Na, galvoju, jeigu jau aš savo rašymą turiu, tai jį reikia ir išleisti savo lėšom. Ir tas abi knygeles, Karklėnų senovės atspindžiai pirmąją ir Sielos žaizdos antrąją, kadangi čia yra tokių skaudžių ir partizanų išžudymas, ir tremtis, ir kare dalyvavusių žmonių prisiminimai. Kiekvienas nenorėjo eiti į tą karą. Niekas iš lietuvių, niekas į tą karą, antrąjį pasaulinį, niekas nenorėjo eiti. Bet jei neeisi, šeima nukenties. Tai aukojosi vienas tas, kuris buvo pašauktas, kad nenukentėtų šeima. Va šitoks buvo ėjimas lietuvių į tarybinę armiją į antrąjį pasaulinį karą. Čia aš pirmosios knygos Karklėnų senovės atspindžiai pristatymo dieną. Pristatymo dieną Kražiuose pristatė, Kražių viduriniai mokyklos. Čia leidėjas ir aš, ir čia, kuri pristatė tą knygą, Kvietkuvienė, mokytoja. Su Janina Garbenienė susipažinau 84-ais, kai visiškai jauna lituanistė atvykau dirbti į Karklėnų vidurinę mokyklą. Tas susitikimas buvo, neprisimenu kokiame kultūros centro renginyje, kai buvo pristatytas jos vyras, tuometinis kolūkio pirmininkas Juozas Garbenis, ir pamačiau, kad šalia sėdi moteris. Teiraujosi, kas ji. Sako, tai pirmininkienė. Labai nustebino, nepaprastai kukli išvaizda. Moteris pilku sijoneliu, su glaistytais plaukeliais, be jokio papuošalo, be jokios kosmetikos. Galvojau, yra kažkas ypatingo. Bet atkreipiau dėmesį nepaprastai šviesų veidą, labai gražius veido bruožus, tokią malonę šypseną žiūrint į bet kurį žmogų. Supratau, kad tai yra nestereotipinė pirmininkienė, labai įsiskirianti iš tų laikų valdžios vyrų žmonų. Žinau, kad Garbenienė dirbo pas vyrą sekretorė
ir sklido kalbos apie jos tokius keistus poelgius, kai vyrui bendraujant su bet kuriuo kolūkiečiu įsiterpdavo Janina, bet visada įsiterpdavo tokiu tekstu: nebausk, pasitaisys, atiduok, leisk. Ir Garbenis labai dažnai turėdavo taikstyti su tokia žmonos nuomonė. Jau dirbau Kražiuose, kai Janina išleido knygą Karklėnų senovės atspindžiai, 2006 metai, ir aš netgi neprisimenu, kaip užsimezgė mūsų artimesnė pažintis, kad jinai paprašė tą knygą pristatyti Kražiuose. Janina tada jau vaikščiojo su ramentais, jai buvo nepaprasta, bet šitą šventę prisimenu kaip labai gražų šviesų renginį, nes susirinko daugybė ne tik Janinos gerbėjų, valdžios žmonių, bet ypatingai gražiai asistavo jai giminė ir ne tik vaikai. Po šito renginio nebūna metų, kad neaplankyčiau Janinos, kad nepasikalbėtume su ja. Beje, kita proga pasikalbėti buvo ir tai, jog su mokinė Gitana ryžomės rašyti tiriamąjį tautosakos darbą Sovietinis kolūkis. Pirmininkų žmonų gyvenimai. Tada iš ties su Gitana įnikom į daugybę pokalbių, kur Janina papasakojo apie savo gyvenimą, vaikystę, jaunystę, santuoką. Ir iš ties dar kartą galiu patvirtinti, kad kuklumas, paprastumas visais laikais buvo matyti Janinos vertybinis pagrindas. Ir tarkim, jokio išdidumo, jokio kažkokio sukaupto ypatingo turto, visą laiką šitą žmogų, nes stereotipinę moterį supa paprasti gyvenimiški dalykai ir begalinė meilė žmonėms. Jai nėra nei vieno blogo žmogaus. Nei marčios, nei kaimynės, nei buvusio kažkokio bendradarbio. Stebina tai, kad Janina, sulaukusi tiek metų ir turinti didelę sveikatos bėdą, ir toliau renka tautosaką ir kaip pati sako, galėčiau sudėti dar ne vieną knygą. Manau, kad tą knygą ir sudės. Mano sielos draugė Regina Biržinytė. Čia jau jinai paskutinės gyvenimo dienas. Jos net ir labai mėgo geltonas rožės, tai reiškia, čia geltonų rožių liepsnuose nesudegė piktoji lemtis, reiškia, neišgyveno mirė. Jinai buvo nepaprastos sielos moteris, sakyčiau, vandenų dukra Undinė. Jinai čia visas vandens telkmes, kokias tik tai Karklėnuose buvo, jinai visas išplaukusi buvo. Atvažiuodavo pas mane ir šokdavo nuo aukščiausio skardžio į tą tvenkinį, kaip žuvis, neišpasakytai gražus šuolis. Mane nusivežė su vežimėliu ir aš mačiau tą šuolį jo. Visada parnešdavom iš pievų, kokių būdavo žydinčio augalėlių, po mažą paukštelį, ir pamerkdavo prie mano vyro paveikslo čia. Buvom labai dvasiškai artimus, abi mėgome grožį, mėgome poeziją, mėgome tai, kas dvasinga, abidvi. Tai vienintelė pati nuostabiausia būtybė buvusi mano gyvenimo po mano vyro. Gerai, kad tokia gera kaimynė, tokia tikrai draugiška, darbšti, tvarkinga, patarinti man. Tikrai gerą žmogų sutikau savo keliu.
O žinojot, kai jinai tas kraštotyrinės knygas rašo? Jo, turiu nusipirkusi visas knygas. Žinojom. O čia tai viskas teisinga rašyta, viskas taip ir buvo. Vaikai mano prisipirko tų knygų, visiems įdomu, kaip čia tėvai gyvena, proseneliai. O jūs žinojot, kai jinai bitininkė? Žinojom, į medų ragaudavom, padėdavo mums čia patarti vyrui. Jis bitininkavo po ilgai, dabar labai sveikatus turi. Tai jau dabar jau atsisakėm. O jie patardavo, ateidavo, padėdavo. Labai gera moteris. Tai jau išeinam vis kitam. Labas rytas. Taip pasisveikinam, taip nors pasisveikinam, pasimojuojam. Arba nueinam lektoruosi, ten pasišnekam. Pasidžiaug aš čia po tos daržos dudam, kokie gražus daržai, saka jūsų. Tokie amžiaus aktą apsižiūrėti gražiai. Taip, kur žmogus gali toli eiti. Jau tą paėn tik metų ant krūtiukų, o čia dabar tą paėn išmokti sėdėti, į darželis nusiravėti atsisėdusius. Viskon pasidarė. Tai, baisiai darbšti. Jodėjo tum šuniuką, žiūrėjau, kai atėjus glostą jau maiten, jau, sako, mano draugas. Į mokyklą netėjom į vakarinius. Į sarklių, žinai, pirmininkų žmona kartais paveždavo mašiną, o daugiausia su arkliu važiavom į Karklėnų vidurinį mokyklą. Labai gerai mokinos. Tai tikriausiai buvo ir ambulatorija kokia. O Karklėnuose buvo. O dabar nebėr, kad... Nebėr. Tikras laikys, jie mokyklas uždaro. Kas čia buvo? O mokykla čia buvo? Čia. Buvo. Ir aš čia jau čia pat visą užmaudą tuo. Čia netilpdavo į autobusą, tai mokinė, tiek būdavo tų žmonių, kiek tų jaunimų. O dabar tušti per dieną į darbų, jis nieks neprieina. O jeigu išasfaltuotų kelią iki Varnių ir iki Kražių, kaip sakote, pasikeistų? Tai jau, pasikeistų. Pasikeistų daug. Daug pasikeistų. Čia kartais tokie keliai yra, neįmanom nuvažiuoti iki Karklėnų. Kartais įnavažiuojam per kelius kartas. Jau turi gerą sukant studentas. Kokia? Sveiki gyvi, sveiki. Gražiuosius savo kalakutus suganot. Sakau, mano kaimynė. Džiaugiuosi, taip jūsų kalakutai. Kaimynė, čia yra tvartukus, čia partuodinius ir ateis. Jau rytą 6, jau mūsų kaimynas kieme triūsė. Sakiau, tokio darbštumo žmogaus reik paieškoti. Dabar nuo 6. Eik. Čia yra mano pagrindinis darbininkas. Sodą nupjauna, žolę. Ir šiaip atėjęs ne pinigų prašo, bet močiute, ką tau padėti, klausia. Va, koks čia yra anūkas turtas. Neprašo pinigėlių, ką močiute duok pinigų saldainėms ar dar kam nors. Bet močiute, ką padirbti. Nu, va, paskui močiute biškį atsilygina, bet tai nes pagal kišenę. Pagal kišenę. Taip ir gyvenam, Mūdu labai taip esam su Domučiu, dvasiškai, kaip Vidūnas sako, artimi. Turbūt labiausiai dar su Renata, va čia kur su Rūžava ta suknelė, su Renata tokio pat artimumo esu, su pirmąja mano dukros mergaitė. Ir va antras Domukas yra. Jau vėliau atsiradęs. Tai vat jis todėl tapo antruoju, kada vėliau atsirado.
Na ir po mamos mirties pirmieji simptomai pasirodė mano ligos. Na ir tada jau bandžiau gelbėtis, važiavau į sanatorijas, purvo vonius, mineralinio vandens vonius, masažai, žodžiu, ką sanatorija davė. Tuo bandžiau gelbėtis, gydytis. Bet vis vien liga progresavo, bet ne taip smarkiai, šiek tiek prilaikė. O paskui po vyro mirties tai man trenkė dvigubai per sveikatą, dvigubai. Tai tada aš jau ant rementų pasikabinau iš pradžių, paskui po poros dar 3 metų, gal 4 praeinu, negaliu pasakyti, kiek tiksliai tų metų praėjo, bet po to jau atsisėdau į vežimą. Bet vis tiek ir vežime sėdėdama, aš susitvarkau aplinką, pasisodinu gėlės, įsipūrenu žemę, prisitaikiau, suoliuką nusipirkau pamačiusi reklamui, kur gali apsiversti, atsiklaupti, padas minkštas, kelienams neskaudu, atsiversti, atsisėsti. Aš ir kiemą nusišluodavau ir nusiravėdavau. Reikia tik tai turėti norų. Viską, invalidas gali gyventi savarankiškai ir viską padaryti, negultis į lovą, bet gyventi ir daryti. O aš taip ir dariau. Nenorėjau nei ten pašalpų prašyti iš kolūkio, duodavo ten, jei kas prašydavo, bet aš ne. Meldžiu dangau, šviesus beribį, pažvelk į žemę apgaubtą tamsos, uždek šviesas, suteik stiprybės, išlikt žmogum šiandien ir visados. Plevenki angelų viršum bedugnės, vadinamos tautos namais gerais, juk žmonės pykstasi, neapkenčia ir grūmėsi spindėdami netikro aukso apdarais. Tai va.
Čia buvusi Karklienalio pradinė mokykla. Bet jinai buvusi, va, kur turim nuotrauką, 1941 metais, tai nuotrauka yra iš tos mokyklos. Ir jinai yra uždaryta už kokį 18 metų daugiausiai. Iki pat šiol veikia. Mama mokės, aš mokiausi. Ir visi Vašilienai yra tą mokyklą. Ir Vašilienų vaikai tą mokyklą yra praėję. Mokydavos 1 ir 3 vienam gale, ir 2 ir 1 ir 4 čia mokyklos. Garbenis tai visada buvo idealistas toks dėl žmonių, viskas dėl žmonių. Savo nei rūmų turėjo, nei mašinų turėjo. Jisai lengvos mašinas neturėjo, su valdišku viliuku važinėjausi ir viskas. Viskas buvo dėl žmonių gerovės. Malūnai, sandėliai, fermas, keliai, stebuklingi visur išpilti, prūdai, maudyklas, kultūros namai, kultūrinis gyvenims. Visas buvo darbas. Darbas. Kolūkio kūrimas. Kolūkio kūrimas. Gaila, kad anksti išėjo. Juozas Garbenis, jisai visada rūpino žmonių gerovę, ne tik kad ūkio reikalais. Jisai va ten anam gale padarė, kaip dabar, kad yra baseinai. Vieną galą negilų tokiem varliukam pasimaudyti, kitą galą didesnį su pertvara suaugusiems žmonėms, kad galėtų pašokinėti. Ir maudės, visi Vašilienai. Mūsų tėvai buvo jauni maudės, mes buvom vaikai maudėmės. Išlipi iš pūlių ir vėl toliau maudais. Va tiek, kad galiu pasakyti, kad abudu žmonės buvo žmogiški. Kad ne tik žiūrėjo ten rodiklių kokių ar ką nors, bet ir žiūrėjo, kad būtų žmogui gerovė. Ai, dar gražiausius kultūros namus pastatė, tai galvoju, gal irgi mes Rajone pirmi turėjom tokius, čia gal 63 metą. Kokia salė, kokie kolektyvai čia buvo ir dramas kolektyvus. Po Kelmės rajoną važinėdavos ir šokėjų, matėt nuotraukas ir dainininkų. Meno vadovai mūsų du buvo, direktorius buvo. Nu, šiaip dabar kaip Kelmės kultūros rūmai, turėčiau pasakyti. Man gyvenime visada domina paukščiai, gyvūnai, vabzdžiai visokie, tai ir pastebėjau jo sode avilius, paklausiau, pradėjau domėtis, tai pasirodė Janino laiko bites ir bitininkauja senoviniu tokiu būdu, senoviniai aviliai ten, nesistengia išgauti medaus daug, geriau sako mažiau, bet tikro medaus. Ir jėmė ir man padovanojo visą avilį su bitėm. Nu, tai tapom bičiuliai, ta pirminė žodžio prasme. Na ir pradėjo mokyti mane ten bitininkauti. Na, aišku, aš tų bičių daug neturėjau, bet kelis metus vis tiek mane mokino ir yra atvažiavusi ir padėjo pirmą medų išsukti. Buvo įdomu tas, kad ji savo anūkams turėjo paskyrusi po avilį ir iš to avilio ėmė medų, tiems anūkams palikdavo. Vardinius avilius. Ir ji nesistengė ten tų bičių primaitinti cukrum ar kažko, tik tai rudenį pamaitina jau. Tas medus jau pats tikriausias. Šitai knygas padovanoja, nors atrodo naujos, bet aš tikrai jas skaičiau. Aš išmokytas saugoti knygas, tai vartau aš visą labai sargiai. Tai čia ir Janina žmogus toks labai kuklus, kai ją pavadina rašytoja, ne, sako, kokia aš ten rašytoja, aš tik tai medžiagą surinkau. Bet taip viską žinojo apie rajoną, apie politinius įvykius, apie renginius. Tikra kaimo šviesuolė. Aš kai susipažinom su ponia Janina,
Tai mane tikrai nustebino, kad žmogus šitaip gali daug dirbti. Juk kiek čia reikėjo surinkti medžiagos. Tikrai labai daug. Ir iš visur, iš bibliotekų, iš enciklopedijų, iš gyvų žmonių pasakojimų. Netgi iš tokių žmonių, kurių jau nėra, prieš pat mirtį netgi iš tokių surinko. Ir viskas sudėliota taip kruopščiai, jeigu aš pirmą apie tuos pašilinus tikrai labai nedaug žinojau. Tai dabar, paskaičius šitas knygas, pilnas vaizdas, nuo pat Žilos senovės, kaip gyveno, kaip Karklėnai kūrėsi, kaip gyveno žmonės, apie jų papročius. Toliau Antrasis pasaulinis karas. Visi tie baisus įvykiai. Taip gražiai sudėliota viskas, taip gražiai atpasakota, perteikta. Ir tų žmonių atsiminimai apie tuos žmonės, kitų žmonių. Jau turinį pasižiūrėti. Ir ne tik tai Antro pasaulinis karas, pokaris, toliau švietimas ir kultūra, kūryba ir tautosaka, tautodailė, viskas aprėpta. Įdomu skaityti, kad jau maždaug žinai, kur ta vietovė ir tuos vietovės visos apylinkės sužinota daugiau apie piliakalnius, apie, nežinau, apie viską. Ir netgi apie kražius, labai gražiai sudėti posmai apie kražius, apie kražių senovę, apie mūsų kolegiją. Ir tikrai dar labiau pamalonina širdį. Truputį priminkit tada šito beržo istoriją. Šito beržo istorija yra tokia, kad iki jo iš Vasilėnų gyvenvietės neša mirusius. O tam beržui sako, kad yra apie 150 metų. Anksčiau, kada laidodavo ir veždavo sunkvežimį, paruošdavo čia tais namuose austais divonais vadinamais, ir ten būdavo pakilimas padarytas, tai ant to pakilimo pakeldavo. Šitoj vietoj prie beržo pakeldavo. O iki čia eidavo eisenais ir įkiavus su gėlėm, su nuotrauka, su visko, iki pat čia. Sulipa į giedoriai ten nešėjai, giedoriai važiuoja iš paskos, o nešėjai tai sustoja šalia kūno ir važiuoja ar žiemą, ar vasarą iki Karklėnų. Karklėnų priemiestį sustoja, vėl išlipa, kai pradeda skambinti varpai, pradeda nešti karstą su kūnu. Ir tada neša į bažnyčią, o po apeigų neša į kapinę. Šitaip išlydimas žmogus iš čia. Ir kas čia būdinga senuose kapinėse, daryti buvo koplytėlės, kurių paviršiui palei stogelį buvo mediniai varpeliai sutrenkamieji vėjo. Labai jais žavėjosi Vėlius ir, užmiršau pavardę, Gimbutienė. Ir Gimbutienė. Labai, o čia tų tokių koplytėlių buvo nemažai. Kapinėse tai tikrai buvo. Ir kada tie vienas su kitu susitrenkdavo vėjo judinami tie mediniai, kiti turėjo šerdeles, kiti neturėjo šerdelį, bet jie vienas kitas, tai gaudavos taip kaip raitelis joja kap, žirgo kanopų kapsėjimas. O šitas akmuo, šito akmens? Šitas akmuo čia yra iš šitos vietos kažkur, atvilktas su traktoriu. Čia iš šitos vietos yra kažkur prie to medžio. Tai jisai čia vieni velnio akmenį, kiti raganos akmenį, bet va čia tų akmenukų kol nebuvo, čia gali pilnai atsisėsti ir tarsi atsiremti. Jis gražus savotiškai, didelis gražus.
Istorijos pradžia yra susijusi su profesorė Viktorija Daujotytė. Nes 2011 metais mes pradėjom gražų akademinį renginį, tradicinį prigimtinės kultūros seminarą. Ir tų metų vasarą mes kartu dalyvavom profesoriai ir daugelį kitų žmonių. Rumšiškėse kalbėjomės apie prigimtinę kultūrą, apie pačią savoką, apie tradiciją kaip tokią. Mes daug kalbėjomės apie Girgždutę. Girgždutė, kuri yra viena iš mūsų didkalbių, viena iš žemaičių didkalbių ir labai svarbi, brangi vieta. Ir ten besikalbant, gražus tas mūsų pokalbis, išėjo kalba, kad dar gyvuoja toksai žmogus, gyvenantis prie Girgždutės, kuris galėtų man ją parodyti, vedžioti takeliais. Šimkus jo pavardė, vardo nepamenu, ir aš grįždamas iš Klaipėdos, iš paskaitų, tų pačių metų rudenį, spalio mėnesį, užvažiavau, suradau Šimkų, pasiprašiau, kad jisai ar galėtų būti mano vedliu, ir jisai sutiko. Ir mes ilgai vaikščiojom po Girgždutę, ir jau atsisveikinant į mano klausimą, o kas galėtų daugiau, o kas tai galėtų. Jisai man pasakė, jog po Šilėnų kaime, kuris man bus pakeliui, kad gyvena Janina Garbenienė, kuri tikrai dar galės papildyti. Ir aš tą pačios dienos vakarą, taip lyg ir atminty išlikęs man tas vaizdas, aš pasibeldžiu į duris, namų duris. Ir namų duris atidaro moteris, sėdinti neįgaliojo vežimėlyje, kiek prisimenu. Bet savo šypseną, nuoširdumu kviečia užeiti ir taip mezgasi mūsų pažintis. Pasako apie tai, jog daug metų dirbo skaitykloje, žinau, vedėja ar bibliotekininkė, turėjo patirties laiškanešės, jog jinai lankydavo senus žmonės, su jais pasikalbėdama, pabendraudama, jog iš jų nemažai sužinojusi. Parodo savo knygas, kurias tuo metu, ir gal antras jau leidimas buvo, žodžiu, Karklėnų krašto apylinkių senovės. Tokia ta graži mūsų pažintis, ir paraštėse, žinoma, lieka bitininkystė, bitės. Vykintas Vaitkevičius ieškojo Alkupio upelio, ištekančio iš Girgždutės papėdės. Ir ieškojo jį Viktorijai Daujotytei profesoriai. Atvažiavo čia į Vašilėnus ir sutiktą žmogų paklausė, kur tas upelis galėtų būti. Pasakė, aš nieką nežinau, tas žmogus, eikit pas Garbenienę, Ana viską žino. Ir vat nuo to Alkupio mums ir prasidėjo. Aš nežinojau irgi, kur tas Alkupis, bet mes nuvažiavom į Nevardėnus, dabar Kesai vadinasi, tada jau Kolūkis buvo Nevardėnų, o dabar kaimas Kesai. Tai va, į tą Kesų kaimą ir tokį Šimkevičių sutikom. Na ir tas Šimkevičius mums parodė tą vietą, kur buvo tas Alkupis, bet jau jis buvo numelioruotas, jo jau nebebuvo. Vasarį tikrai birželio mėnesį atvažiuojam jau su operatorium, atvažiuojam su bičiuliais, atrodo, ir pavasarį, kovo mėnesį taip pat buvo. Ir tie pokalbiai mezgasi, ir tie keli sluoksniai, tai vietos, mitologiniai akmenys, labai įspūdingi, labai vertingi yra sapnų pasakojimai. Janina daug sapnuoja, bent jau tuo metu sapnuodavo, ir jos sapnai taip detaliai, gražiai, taip iškalbingai papasakoti, yra labai tradiciniai. Išreiškia ir perteikia tokią mūsų tautos giliąją pasąmonę, net galbūt drįsčiau sakyti, kad kolektyvinė. Jinai ir labai mitologinė, ir kartu jinai labai, jinai nepriklauso nuo žinojimo, jin tiesiog savaime esanti. Paskui
Jisai, kai atvažiavo čia kitą kartą, bitės buvo įspėtusios. Nu jau tas spiečius, jeigu žmogus atvažiavo ir jam esant išspėti, buvo tuščias avilys ir mes va į šitą avilį, prie kurio tupi vykintas, įleidom jam bičių spiečių. Na ir jis jį turėjo, iškopinėdavo medo, jis padėdavo iškopinėti ir įsiveždavo. Anksčiau, kol važinėjo savo lengva mašina į Klaipėdą į universitetą dėstyti, tai pusę kelio atvažiuodavo iki Vašilienų iš vakarėse. Čia buvo jo kambarys, niekas neidavo. Čia Vykinto kambarys. Na ir jis pasiruošdavo vakare darbui, tyliai, niekas jam netrukdė. Na ir jis pasiruošęs rytą pakildavo, kavos puodelį ir išvažiuoja į Klaipėdą į universitetą dėstyti. Mano gyvenimas visas siejasi su bitėmis. Mano seneliai, proseneliai, tėvai turėjo bites. Ir bitės va taip, mama, kada rudenį paruošė bites žiemai, sumažino lizdus ir paskui parėjo į kambarį ir mane pagimdė. Tai paskui juokai sakydavo, kad aš gimiau bitynę. Gimiau bitynę. Taigi, jeigu gimiau bitynę, tai labai mylėjau bites. Ir jaunystėje 20 avilių čia turėjau. Tų bičių buvo šita eilė, antra eilė ir trečia eilė, 3 eilės. Kai aviliai čia stovėjo, va, kur yra tos tuščios vietos, čia buvo visur aviliai. Tai ten sėdėdavau ant suolelio prie to, po klevais, po to stulpelio. Na ir kai bitės gaudžia, jos priešais lakas. Niekada manęs nepuldavo, bitės nekardavo. Praskrenda virš galvos dūksdamos ir viskas. Na ir tas man bičių dūzgimas buvo labai panašus į vargonų gaudesį. Žodžiu, kada bitės vasarą neša daug medaus, jom reikia dar tam medui praskiesti ir vandens. Jeigu paimi ir padedi kietą kalkiną arba geležies pilną vandenį ir kartu sugadini ir medų. O aš tai nukirpdavau klevų mažos šakelės gabaliuką ir pradeda tekėti sultis. Ir kas keisčiausia, tuoj pat randa ir ima tą drėgmę. Reiškia, ima tą sultį, saldžią klevinę sultį. Tai sako, nugaišo karvę, arklys nugaišo. O bitė niekada, jeigu neišgyvena šeima, niekada niekas nėra pasakęs, kad bitės nugaišo, bitės mirė. Bet turbūt už tą darbštumą jos yra prilyginamos žmogui. Bitininkystės laukas, taip kaip jinai bitininkavo, dabar jau dėja nebe bitininkauja, aš jau sužinojau telefonu kalbėdamas, bendraudamas. Tai taip kaip jinai tą darė, tai yra didelė vertybė. Labai svarbu buvo ir yra žinoti, jog tai buvo išsaugota, išlaikyta iki 21 amžiaus. Bet jinai į bitininkystę žvelgia su tokia papildoma užduotim, jog jinai atlieka tokį labai svarbų darbą, įsipareigojimą, jog ji turi tą įsipareigojimą prieš savo protėvius, prieš mamą, prieš močiutę, tikėtina promočiutę. Jinai perimdama tą tradiciją ir tęsdama būtent moterišką bitininkystę, jinai lyg ir atliko kažkokią tai tokį svarbų vaidmenį, daug svarbesnį negu vien tik tai perskirstyti medų ir pasirūpinti, kad jisai žodžiu, būtų vartojamas. Tai ir antras dalykas, kas iki tol buvo plačiau neaprašyta, tai vardiniai bičių aviliai. Taip likimas lėmė, ėmiausi tos temos, pajutęs, kad Janina manim pasitikė, kad
man tai irgi yra įdomu, kaip toksai prigimtinės kultūros lauko plėtinys, kad ta šeiminė bičiulystė, kad jinai lietuviam būdinga per šimtmečius, mes net nežinom, neįsivaizduojam kiek šimtų metų ir tai yra išskirtinis lietuvių tapatybės bruožas, kad tai yra mūsų kultūros dalis, kuri neatsiejama nuo mūsų, tai tas susigiminiavimas per bites. Bitininkas gali bitininkauti kažkieno tai vardu, kažkieno tai laimę, naudodamasis. Tai paaiškėjo, kad XIX amžiaus aprašuose yra apie tai duomenų, kad aš, tarkim, žinodamas, matydamas žmogų, kuriam labai sekasi, kuris yra labai gabus, darbštus ir panašiai, aš galiu jam net nesakęs, jo vardu sugauti spiečių, įleisti ir bitės dirbs jo vardu, tai reiškia ant jo dalios. Jos asmenį mes turim tokią labai reikšmingą, svarbę, vertingą, labai sąmoningą asmenybę, kuri saugo mūsų papročius, ne tik tai taip abstrakčiai, taip vertybiškai, bet ir labai konkrečiai iki praėjusių metų jinai, turėdama fizinę negalią, jinai darė, siekė ir taip stebuklingai gyveno, kad jinai galėjo prižiūrėti bites, galėjo laikyti bites. Aišku, bitės ją stiprino ir bitininkystė pati, kad bet kada toj šeimoje, bet kada toj giminėje gali atgyti tas paprotys ir būtų nuostabu, jeigu atgytų tą moterišką liniją, jeigu bitininkavimo imtųsi ar viena iš dukterų, ar viena iš marčių, ar viena iš vaikaičių, bet, kas žino, galbūt imsis ir tuo metu jauniausias iš vaikaičių Dominikas, kuris tikrai turi laimę bitėm ir čia nebūtų nieko blogo, kad jisai būtų tas žmogus. Čia yra mano mamos naudota bitininkystės knyga, Jono Krikščiūno parašyta 1933 metais. Šitą knygą labai sena, jai 90 metų, jinai atrodė visai kitaip. Buvo apskurus, tokia vargana labai. Profesorius Vykintas Vaitkevičius prikėlė naujam gyvenimui. Uždėjo tą nugarėlę, tuos kampučius sutvarkė, trūkstamus lapus įklijavo pagal originalą ir esu jam labai dėkinga, nes čia mano mamytės rankomis čiupinėta daugybę kartų. Tai imdama šitą knygą jaučiu savo mamos rankas. Jo dėka praturtėjau, gavau 1000 litų premiją už tą bitininkystę, kadangi Vykintas sudomino tas mūsų toks, sakyčiau, galbūt kitoks bitininkavimo būdas. Na, kažkaip tas mūsų bitininkavimas turi tokią išskirtinę savo vietą. Na ir kada šeimoje jau yra mano vyro avilys, yra paskui gimsta vaikas, jam įleidžiamas spiečius į avilį, gimsta kitas kitam ir trečiam, ketvirtam ir kiek tų vaikų šeimoje būtų, tiek ir tų avilių atsirastų. Na ir šitaip tas toks pasidalinimas tų bičių ir iš tų bičių, kada iškuopiamas medus, yra atiduodamas savininkui. Ne tik, kad tas medus turėtų kažkokią piniginę reikšmę, bet tai aptaria, kiek iš to gavo bitelių medaus, kiek iš kito gavo, palygina. Da ir pagal bitelių darbštumą vertina ir savininką. Reiškia, tu buvai tinginys šiais metais ir tavo bitės tinginės ir tau medaus mažai prinešė, tai jis atsikerta. Va, šįmet bitelės mano gal pavargusios buvo, užtat neatnešė, o kitais metais atneš 100-eriopai.
Na ir apgina šitaip savo nuosavybę. O kartu ir žmogus pradeda pajusti, kad turėdamas nuosavą daiktą, turi iš jo kažką tai ir savo gero. Ir šitaip mokosi vaikas savarankiško gyvenimo per bites. Bitininkaujat ir kaip kasdieną tą darbą tokį atliekat. Bet jeigu jūsų aviliai yra suskirstyti ir jūs medų ir atiduodat savininkam. Taip, savininkam atiduodat. Tai čia išeina toks labiau, tai tokia kaip misija jūsų, nes jūs daug atliekat. Aš atlieku visą tą darbą, kurį turėtų kiekvienas dirbti bityne, bet jie atlieka kitą darbą. Tai jie atstovi dukra eilėj, ten po 3 kilogramus, ir surenka 70 kilogramų. Atveža tą. Reikia kokios dūminės, reikia kokios maskės, reikia kokio chalato, reikia vaistų nuo varatozės. Tai yra šita tokia pagalba, kurie ją gali padaryti. Bet vis tiek tai tik maža dalis to viso. Aš nejaučiu sunkumo, man yra malonumas, kad aš su vaikais per tą bičiulystę aš padarau ką galiu, jie padaro ką gali. Kai aš negalėsiu, nedarysiu ir nebus. Neprižiūrėsiu ir neliks. Ir viskas. Medaus pasiėmė valgyti, ten jau ir kalba apie bites, kaip ten močiutė tvarkosi, kaip jai sekasi, kaip ką. Yra tokia kalba, bendravimas. Ir tas bičiulystės toks jausmas gaunasi, jis natūralus, o ne įsikalbėtas ir žodžiais išreiškimas. Jis yra natūralus, vykstantis kasdien. Kas valandą, kas valgant, įmant daiktą kokį. Ir kalbant, močiutė jau sėdi bitinė, nepriskambinsi jai vasarą. Tai tik žiemą priskambinsi. Kur kitur sėdi prie savo bičių. Tai kažkaip šitokie. Mano sūnus labai alergiškas, jauniausias sūnus, kuris su manim yra čia priregistruotas savo gimtoje vietoje. Ir čia, kur važiuoja būna, yra labai alergiškas bičių nuodams. Tai porą kartų vos nenumirė nuo bičių įkandimo ir dėl to bites išdalinau su aviliais. Mato tuščios vietos ir iš tų tuščių vietų išsivežė žmonės su aviliais bites. Žinot, kai tas bites išdalinau, tai ten ant to suoliuko atsisėdus pasijutau kaip po laidotuvių. Tarsi po laidotuvių. Tuščia, nyku, negaudžia niekur bitės, niekur nesigirdi jų, tai apsiverkiau. Tikrai apsiverkiau, sėdėdama ant suoliuko. Kažkur man tie žmonės įsilavinę, kurie išėjo iš čia, Apolinaras Rocevičius tapęs dailininku, čia iš Ejučių, Aleksandravičiaitė, tas universitetą baigęs pranas, šitas Grenoblio universitete užsienį su stipendija, Šimkus Mečys vėl su stipendija, teisininkas, dirbo paskui, kuris ten Prancūzijoje, nežinau ar kur. Bet tai išėjo šviesuoliai į pasaulį. Išėjo į Prancūziją, į tokį lopšį kultūros. Tai kažkur tai didžiuojas tais Vašilienai.